Parduodu bendrabučio kambarį Žibutės sodai. Nu čia yra dar srovė parduotuvė, va. Maisto prekės. Tai va. O čia parodysiu, kaip kas atrodo ir eisim pažiūrėti vidų. Va. Žibutės sodai, todėl kad va čia kažkas parašė pavadinimą Žibutės sodai. Tai visi žino šitą bendrabutį Alytuje, Naujoji gatvė 16. Tai va. Ką, einam į patį kambarį. Ketvirtas aukštas, standartinės kvadratūros. Tai va, einame, raktas, va, laiptinės, turiu laiptinės raktą. Čia jau ketvirtas, taip. Visada čia rakinama. Atrakintos niekada nebūna. Tokie jau kaimynai. Reikia irgi užrakinti. Ir čia taupus labai, elektrą taupo. Turėtų to įsijungti lempą. Va. O taip atrodo viskas. Tvarkinga, švaru. Ne taip kaip kituose. Sveiki. Į pardavimą dėsim jo. Kiek nori? Noriu gauti kuo brangiau, aišku, bet žiūrėsim, kas ką duoda. Aš tai už 10 ir atiduočiau. Bet bandysim, žiūrėsim, kas ką siūlo. Tai jo dienės lėknis iš švarus aukštas. Nu taip. Tai va. Grindys ant viršaus sudėti galima arba lupt lauk, bet ant viršaus paprasčiau. Sienos padarytos. Lubos sienos nereikia daryti. Grindis tik reikia kokią ar linoleumą uždėti, ar laminatą, kas ką nori. Senus baldus palieku, todėl kad būna kažkam reikia tų baldų. Bet čia jau yra derybinis klausimas, jeigu sakys perku, bet išneškit, nu tai išnešim tada. Tai va, arba sakys palikit, kaip tik nuomininkus norėsiu leisti. Tai nuomininkams tinka baldai tokie. Tai va. Toks vaizdas, langai 2 atsidarantis, va, šitas atsidaro ir šitas atsidaro. Kitur būna 1, čia yra 2. Galima futbolą žiūrėti. Taip. Viršų paliekam dėl ventiliacijos. Kuom yra ypatingas šitas butas, ne? Štai šį čia va. Jei neklystų gal va čia net labiau, už tos spintos, ne? Čia yra sanmazgas. Tai išsiėmus leidimą, šį čia galima pasidaryti kriauklę, virtuvę, o kas nori gal net ir dušą. Tai va. Ką einame toliau. Čia ką reikės išmesim. Taip. Einame toliau. Štai čia, va kur aš kalbėjau, štai čia yra sanmazgas, ten pramušti į kambarį, aišku leidimą išsiėmus, išsimsite leidimą, tenais nėra ten labai didelė problema leidimą gauti. Tai va, kas daro tos remontus, pertvarkymus, jie žino. Tai va, tai čia virtuvės. Virtuvė atrodo šitaip.
Virtuvėje nerūkoma, nėra jokių čenčiakinių, peleninių. Viskas tvarkinga, čia žmonės labai tvarkingi. Taip pat yra raktas nuo sandėliuko šito, ten viena lentyna priklauso. Čia kažkaip rodysiu. Čia yra dabar skalbimo. Čia galima savo skalbimo mašiną pasistatyti ir taip toliau, nes čia yra kiekvienas savo turi skalbimo mašiną. Tai va, yra ir prisijungimui, va, yra vieta skalbimo mašiną prijungti ir čia vandenį prijungti. Tai va, viskas gražiai sutvarkyta. Sienos lubos, viskas. Taip, toliau. Čia raktas galbūt yra nuo tualeto. O kuris raktas nuo tualeto, aš neatsimenu. Gal šitas? Ne. Kitas. Va. Va, tualetas irgi švarus, gražus, neapšnerkštas, neapvarytas. Va. Čia va, visa yra įsijungia. Ką, einame dar mes į bendras patalpas, į balkoną. Štai čia matome va, stadionas, mokykla, štai čia yra. Ten darželis yra vaikų. Pro langą galima krepšinį žiūrėti. Štai ten. Ten yra Žuvinto turgus už kampo. Tai vat, balkonas taip atrodo. O jeigu norite apžiūrėti, turite pasiūlymų, priimu visus pasiūlymus. Aš pradžioje, aišku, kaip visi nori gauti kuo daugiau, bet pagal pasiūlymus aš tada spręsiu, galbūt ir sutiksiu su jūsų kaina arba dėrėsimės. Tai va, turėkite omeny, šitas butas, bendrabutis, jis yra tik tai vienas aukšte. Tokie yra kiekvienam aukšte tik po vieną butą, kur už sienos yra būtent sanmazgas. Va, aš apie tą kalbėjau, sanmazga, kad už sienos yra. Tai tik vienintelis butas kiekvienam aukšte bendrabučių šitų. Tai va tiek, jeigu domina, norite imti, kaip sakant, nu tai skambinkit man, rašykit į Telegram ir derinsimės, kaip sakant. Iki. Dar dušą parodysiu, va. Štai čia va dušas. Sutvarkyta viskas, kaip sakant, aš čia užsirašyti, kiekvienas užsirašo, kiek išnaudojo vandens, kiekvienas butas. Ir va taip va naudojasi.